Na ką, sveiki, mėly žiūrovai, šiandien vėl esame ant Kauno marių kranto ir vėl bandysime pagauti karšį su dugnine. Tik atėjom, oras tragiškas, jūs patys matot, vanduo žydi, visas žalias, vėjas nesveikas, žodžiu, pasižiūrėsim kaip čia seksis. Ruošiamės, darom jaukas, bandom gauti. Parodysiu dabar sistemėlę, tai gaunasi ant pagrindinio valo eina suktukas su karabinu, slankėje, tada eina guminis apmušėjas, kuris tiesiog duoda, kad nenumuštų mazgą, tada pats mazgas, kuris pririštas prie suktuko ir tada eina feedergam atkarpa trumpa, kad amortizuoti visus smūgius žuvies, nes čia yra pintas valas, tai patartina naudoti tokį, gaudant didesnę žuvį. Tačiau visa sistemėlė labai paprasta, labai lengva surišti, tiesiog vienas mazgas. Žodžiu, pagaliau padariau viską mamai, surašiau jai taškus, pasijaukinom, susiradau savo tašką, tai grinai žvejojau tokiam pačiam taške kaip ir praeitą kartą, tai galite kažkur šone viršui parodysiu iš praeitos žvejybos, čia pat gaudžiau, identiška vieta, visiškai, metras į metrą ta pati vieta, tik tai biškį vandens lygis pakilęs, tai gal šiek tiek skirsis, bet klipse vos ne tą patį, išskanau tą pačią vietą radau, kur irgi tarp kriauklės ir tarp smėliuko, tai manau, kad turėtų viskas tas pats pasisekti. Vat kaip jaukas atrodo, labai brus, labai stipriai kvepia visko, tai dabar jaukinamės ir toliau žvejojam. Žodžiu, užsijaukinau, o paskutinę šėryklą užsijaukinau ir dabar dėsiu kabliuką. Tai kabliukai pas mus bus Gamakatsu A1 Steam Feeder, šitie va. Tai labai geri kabliukai. Čia užsirišti, pavadėlį jau užsirišti čia. Tai aš labai jais patenkintais esu. Tikrai aštrus, žuvis nenukimba, gerai pasikerta ir gerai laiko žuvį. Tai manau tas svarbiausia. O šitos pavadėlius ir jauką ir visus kitus dalykus reikalingas šitai žvejybai man pateikė žvejybos-reikmenis.lt, tai ačiū jiems labai. Nežinau, dabar kažkur apie 10 gal, po 10, pusę 11. Tai vėlgi, nepradėsim ankstyvą rytą tą žvejybą, bet kažkaip aš pastebėjau, man bent jau Kauno mariose nereikia ankstyvą rytą, kad pagauti žuvį. Kabliuką irgi nemažiausiai pasirinkau, ten man atrodo 12 dydžio buvo. Sakau, viskas orientuota į karšį. Labai norėčiau karosą pagauti, nežinau ant kiek paeis. Kaimynai padešinė sakė, kad karosas kimba čia dabar. Nu ką, pirmas metimas. Nu ką jūs norite, žiūrėkit, po tokios pertraukos ir nieko visiškai nekibimu. Karosas. Opa. Ne diskas, bet va, karosas. Na, šiaip kietai.
visiškai nieko nekibo, plyšinėjo valai, paukštis viskas kabinosi, vėjas trukdė, painės tarpusavį, sąlygos prastos. Kažkaip tai, patys matot, sąlygos nėra geras, tas vėjas pučia, galūnas juda, muša. Bet va, pirma žuvis. Dabar yra 2:30, man atrodo. Tai 2 valandas visiškai be žuvies. Žodžiu, bandom toliau gaudyti. Dar vienas karosas. Dar vieną karosiuką. Jums lieka. O sargantis kažkam. Biškai didesnis. Ir čia. Turiu gerą, turiu kažką gerą, kažkas stiprus. Žolės įvarė, negerai. Atsipurtė? Jo, atsipurtė, Į žolės nuėjo ir atsipurtė. Pradėjau pagaliau žvejoti, nes realiai visą laiką tai aš tą dariau, susikoncentruoti į žvejybą tikrai nebuvo per, nežinau, nuo tos pradžios, nuo 10 iki 2. Tai 4 valandas, tokios, apie nieką iš mano pusės žvejybos. Mama pagavo 2 karosus ir pas mane dabar buvo kibimas ant 4 dzikelių. Žiūrėk, iš daug tų karosiukų. Taip neatrodo. Štai. Turiu. Ir aš kažką traukiu, irgi man atrodo karosas su žolių didelio pančia. O pas mane puskaršiukas. Galim keistis, Lupytę prigavo. Nes kur nors, su šito pofik nesakysiu. Šiaip kaip tu nori. Karšiukas man tavo. Koks gražus. Gerai, galėjai atsargiau. Gal ir ne kiek gera, bet turiu. Į žolės sėdo vėl. O, čia žaliu. Jo, karšiukas. Čia po kilogramą. Mažiau kilo. Padariau startinį, nestartinį, tiksliau dajaukinau tašką ir atsiliepė per pirmas 15 minučių. Aš jau galvojau laidusiu, bet reikėjo tiesiog damesti jauko biškį, įdėjau dar kokį taškelį 100 gramų, 105 gramų
Atsikelė ir va, prašau, toks va grožis. Gerai. Tai va, žodžiu, ką mes turim dabar. Nekibu ilgą laiką, tikrai nebuvo kibimų. Prieš tai gavos nelabai pavyko pažvejot, nes reikėjo tai persirišinėt labai daug, tai mamai padėt su žvejybiniais dalykais. Labai daug užtruko laiko ant to ir nesigavo labai pažvejot normaliai. Nebuvo kokybiška žvejyba, buvo labiau tiesiog darbas. Tai va dabar kaip ir biškai geriau, bet sakau, gal kokią valandą prieš visiškai nustojo kibti, absoliučiai nieko nebekibo. Aš galvoju, kažką reikia daryti, tai paėmiau dasijaukinau stipriai su gyvais ir iš karto atsiliepė taškas, atsinaujino taškas ir, va, sakau, per 7 minutės gal turėjau kibimą, neištraukiau žuvį, žolis nubėgo ir tada va šitą karšiuką ištraukiau. Tai yra to veiksmo, gal nėra taip gerai kaip praeitą kartą, bet nepasižiūrėkit praeitą video. Bet tiesiog, sakau, labai daug laiko susigaišta ant to, kad susirišti sistemėlės, kabliukus pakeis, nes žolis nurauna. Ir tam būtinai reikia būti pasiruošusiam, o galima pasiruošti nusipirkus, tai iš žvejybos.lt, tai būtinai užsukite pas juos, pasižiūrėkite. Kol aš čia kalbu, va, ką mama ištraukė. Dar vieną karosiuką. Ok. Gerai, man atrodo, laikas žvejot, nekalbėt. Man atrodo, yra. Gal kažkas nedidelio. Bum. Oi, koks jis sužeistas. Užsipainė. Viskas gerai. Aš čia susivapinau su graibštu, bet viskas gerai. Va, kaip gražus. Joks. Dar vienas. Namukas kažką turi, atrodo, kad kažkas neblogo. Nesipurtau, į žolės įvarę. Bandyk. Yra dar. O, žiūrėk, karšiukas, ne? Jo. Žiūrėk, geras karšis. Šių didžiausias šiandienos. Ei. Bet, nu, вообще, jokio poreikio. Jo, žiūrėk, geras. Šių didžiausias šiandien. Apie nieko. Paimsiu? Ką? O, jo, čia, žinok, virš 1,5 bus čia apie 2, 1,7 gal. Mėly žiūrovai, noriu jūsų vieno dalyko paprašyti. Neišmetinėkite valų, va taip. Ta prasme, jūs tiek daug žalojat gamtą, taip stipriai žalojat gamtą. Paukščiai įsipainioja šitose dalykuose. Nu, nepalikinėkit taip, nu nesunku susirinkti save.
O. Rimtai? Gerai, mama traukia kažką. Bet žodžiu, nepalikit, aš tuoj nueisiu surinksiu. O. Nu, žiūrėk, visai normalus. Vat realiai kaip dauguma šiandien apie 800-900 gramų. Tokie. Pavyko. Reikėjo ištemti iš viso krūmo, susipjaučiau savo rankas, bet už tą pavyko išimti. Tai vat būtinai nepalikinėkite, negalima. Paimat ir surinkat visas šiukšlės, kurias randat aplink savo. Savo šiukšlės įskaitant. Jeigu matot kažką, nesunku paimti, pakelt. Net vat mažiausius tokius dalykus. Vat gyvūnas gali pagalvoti, kad čia yra maistas. Pavyt ir sunkiai metalai vėliau pas jie bus. Tada prašau vieną dalyką. Surinkite šiukšlės. Netgi ne savo. Būtinai. Žodžiu. Nedaug čia laiko liko pažvėt, kiek jau... Va, lygiai 8. Tai permetu savo kairę meškerę, ant kurios realiai visi kibimai buvo ant dešinės meškerės, ne vienos žuvies. Tai permetu šitą, o dešinę meškerę tada pradedu pakuoti. Na, mes jau viską susidėjom. Kaip matot, viskas švaru. Tai visą žvejybą gavosi nuo ryto iki vakaro, jau 8:30, jeigu ne vėliau. Tai ką pavyko pagauti, to parodysiu. Puskaršiukai, didelių karšių tik keletą buvo, pagrinde buvo apie 900 gramų. Ir keletą karosų, kas man naujiena buvo. Visai įdomi žvejyba buvo, patiko, bet aš jau tų karšių atsižvėjau, noriu kažko kito. Tai manau, kad čia bus viena iš paskutinių šių metų Kauno marių žvejybų. Na kągi, manau video jau eina link galo, tai ačiū visiems, kas žiūrėjote, nepamirškite pasekti, nepamirškite, jeigu reikia žvejybai nusipirkti žvejybosreikmenų.lt, tai būtinai pasinaudokite nuorodą aprašyme. Tai vat, ačiū, kad dar kartą žiūrėjote ir iki kitų video. Čiau!